Ištroškęs elgis beprotiškai, labas, čia Rasius. Noriu aš jums parodyti šiame video namus, kuriuose mes gyvenam, nes jau kitą savaitę išsikraustom ir man pačiam tikriausiai po kurio laiko bus smagu prisiminti šitą butelį, nes jis išties yra labai gražioje vietoje ir mums patiko. Tai va, čia vaizdas pro langą. Štai koks kalnai. Čia yra kiemas su žaidimų aikštele. Tai va, čia yra gyvenamasis kambarys. Teliką gavom dovanų. Mūsų karieta. Taip, dabar einam į kitą kambarį. Čia yra miegamasis. Guli lova, eigerio lovytė ir sieninė spinta. Kaip matot, nėra radiatorių nei vienam, nei kitam kambarį. Šitam irgi nėra. Ir iš tikrųjų visam bute niekur nėra. Yra tik šildomos grindys. Taip, toliau čia virtuvė mūsų su tokia svetainė, kurioje tikriausiai daugiausiai laiko ir praleidžiam. Pro virtuvės langą, tuoj parodysim koks vaizdas. Kalnai, čia turim lauko terasą. Kalnai. Tai va, toks mūsų butelis, kuriame jau 5 mėnesius pragyvenom nuo lapkričio pabaigos. Praleidom žiemą, kuri nebuvo čia tokia ilga, kokios tikėjomės, bet dabar paskutiniam dienom užvertė sniegą. Tai va, toliau dar yra šitame bute toks sandėliukas su skalbimo mašina. Ir čia mes dabar jau, kadangi kraustomės, po kelių dienų, tai visi daiktai čia jau suruošti, paruošti, išvežti. Dušas, tulikas, irgi su šildomom grindim. Taip, tai ką čia jums dar įdomus papasakot? Kiek kainuoja? Tai šitas butas mums kainuoja per mėnesį po 200 eurų. Bet kadangi mes kompensuoja 300, tai viso šito būsto kaina yra 530 eurų plus komunaliniai. Komunaliniai kažkur sudaro apie 100 eurų per mėnesį. Šaltuoju metu gal kiek daugiau. Tai va, tokios kainos yra Austrijos kaime. Išties nemažos, bet mums čia labai patinka ir labai džiaugiamės, kad čia praleidom visą žiemą. Vėliau parodysiu, kaip atrodo lauke vaizdas. Kol kas iki.